Gerai, aš jau paspaudžiau įrašą ir dabar pasižiūrėkime, kokia būtybė aplankė mano vaiką. Dar kartą trumpai perskaitau informaciją. Prieš miegą jis pamatė link jo skrendančią mėlyną būtybę. Ta mėlyna buvo kažkaip labiau kontūrai mėlyni, gal kažkokie raštai viduj buvo su sparnais. Jis mano, kad tai galėjo būti Feniksas. Priskrido šalia jo ir prie kojų kažkur pavirto kaip į lašo formą ir nukrito ant jo. Dar sako, kad matė degančias plunksnas. Jau matau, žinok, ir iš tikrųjų jo čia ir buvo Feniksas. Man tai labai vibruoja, žinok. Aha. Super. Taip. Aha. Ar dabar šitas Feniksas irgi yra ta pati, va, ta dieviškoji, ta mūsų dalis, ar tai yra jo totemas? Jo dalis, žinok. Kaip O čia? vaiko dalis. Oho. Ir iš viso man taip rodo, supranti, jisai naktį pamatė, ne? Prieš miegą. Prieš miegą kažkaip taip kaip apšviesta lova, tokia labai labai šviesi. Man kaip rodo, taip šviesu, žinai. Mm. Ir išskleidęs sparnus pasirodo tas Feniksas. Tokia kaip jo apsauga tarsi, žinai, saugo, jo visą tą lauką saugo. Oho. Ir kadangi jo tas, supranti, širdis vaiko atvira, nepažeista ir tie kanalai nėra atjungti, tai jis ir galėjo pamatyti jį jau fiziniai. Ar tai vidinis matymas jo buvo? Gal net ir ant fizikos pasireiškia, žinok. Jis sako, kad jis nemiegojo, jis tai buvo toksai, gal turbūt kaip prisimerkęs, bet jis buvo atsimerkęs, ar jis nebuvo užsimerkęs. Aš jį matau tokį, kaip ir tu sakai, tokį kaip ugningą, bet ta tokia ugnis melsva. Aha, tai tarsi. Melsva, aha. Tokia, žinai, pavyzdžiui, jeigu uždegtum dujas, ane? Tokia Spalva tokia pačia. ane? Ja. Tai va, aš ir matau. Jo, ir sakau, man toks kaip sergėtojas jo, kaip angelas, žinok. Labai saugo jį. Ar kažką reiškia ta mėlyna spalva? Ramybė man eina žodis. Mhm. Mėlyna spalva tai tokia kaip intuicija, vat kažkas su intuicija. Mhm. O Sakyk. tas pavirtimas tarsi į lašą ir nukritimas ant jo, ką tai reiškia? Gali būti, žinau, kad jisai susijęs su vandens, kažkas su vandeniu. Vandens Feniksas, galbūt. Kas jis per Dabar būtybė tavo vaikas yra? krištolinis. Krištolinis, ane? Bet kaip žinau, ką mes turim visokių dalių visose įvairiuose planetose. Nebūtent, mes esam viskuom, kaip sakant. O dabar tą pačią naktį jis dar pamatė 2 kartus. Vieną kartą, paskui kaip ir užmigo ir paskui antrą kartą vėl pamatė į jį palinkusią būtybę irgi mėlynais kontūrais, juodom migdoliniam akim. Kažkokie mėlyni raštai. Ar čia buvo tas pats Feniksas, ar čia kita būtybė? Jam truputį ir baimės kažkaip supilo. Bet iš to tokio nežinojimo, kas tai yra. Man toks jausmas, kad čia tas pats Feniksas, kuris jisai sugeba transformuotis. Gal jis pajuto, kad vaikas išsigando ir bandė pasirodyti kažkaip kaip daugiau kaip figūra tarsi, ne?
Mhm. Bet galbūt jo taip neišgąsdint. Mhm. Man atrodo, kad jis kažką norėjo daugiau jam pasakyti. Bet vaikas turbūt truputėlį išsigando ir užsiblokavo. Aha. O dabar grįžkime į tą momentą ir paprašykime, kad aš savo vaiką irgi noriu pakviesti prie to Fenikso. Ką jis Mhm. turėjo jam perduoti? Ir kadangi mano vaikas klausys dabar šito įrašo, jeigu gali įgarsink, jeigu išeina. Jis sako, kad jis norėjo kažkaip jam pasakyti, kad jis nėra vienas, kad jis yra saugomas Mhm. ir kad tas ryšys yra tarp jų gilus ir kažkaip, kad yra labai didelė tokia kaip meilė tarp jų, tarp tos ir jo dalies. Mhm. O ar jam reikia atverti tuos kitus kanalus ir susijungti su kitais Feniksais? Jis padaro kažkokią tai aktyvaciją, kažkas panašus kaip man, kad būtų viskas, nes Mhm. matau keli kanaliukai yra atjungti. Mhm. Bet tai gali Gerai. būti iš praeitų kažkaip tais reinkarnacijų, žinok. Aha. Gerai, tegul viską jis aktyvuoja, susitvarko, Feniksas jam padeda, apsikeičia jie, kuom jie nori. Mhm. Labai puiku, nes dabar vaikas išgirs ir nebebijos. Gal Mhm. kitą pamatys ar sužinos, išgirs daugiau. Labai gerai. Mhm. Gerai. Ar yra dar kažkas, ką nori pasakyti? Ne. Ne. Tada aš prie to pačio apie savo tą Fenikso sapną, kur pasakojau irgi vaikystėje, paauglystėje kažkur tais. Pasižiūrėkime, ar ten irgi buvo tas pats, gal aš dar ir nesusijungiau per tą laiką. Tai aš sapnavau labai labai ryškų sapną, kurį prisimenu iki dabar. Tai, kad aš buvau kažkokiame dideliame mieste, buvo labai didelė aikštė ir joje buvo begalės žmonių, kaip kokia būtų didelė šventė ar kažkoks susiėjimas. Ir kažkoks žmogus tarsi ant pakylos pasakė, kad jis turi 5 feniksus skirtingų spalvų, kad juos paleis į orą ir jeigu pas kurį atskris kažkuris feniksas, tai bus jo. Ir tie Mhm. feniksai skrido į orą ir violetinis spalvos feniksas atskrido ir nutūpė man ant rankos. Vau, tai žinok, čia Saulė irgi kažkaip kaip sapnas, bet ne sapnas, kažkokia kitokia būsena. Tu Mhm. pakliuvai į kažkokią kitą tarsi dimensiją. Nu, tau simboliškai bando parodyti tarsi, ne, kad kažkoks tai kaip ir kažkoks tai renginys vyksta. Ir ten kažkaip kaip pasąmonė mus supranta, net taip ir parodo, bet tas ta būtybė, kuri turėjo tuos feniksus, jis norėjo sugrąžinti tuos feniksus tam, kam priklauso kažkoks irgi kažkokia tai kaip kosminis, kažkoks tai kaip magas, man toks eina, kaip magas koks būtų. Mhm. Ir ant tavęs nutūpė violetinis, toks plazminis violetinis, labai gražus feniksas. Ir aš matau, kad yra ryšys, ar ne, bet tu pakankamai su juo dar nesi susijungusi. Yra ryšys, bet jam reikia paturbinimo, žinok. Mhm. Ir Gerai. Grįžtu tada į tą pačią erdvę, kurioje aš tada buvau
nes tai buvo be galo ryškus tas sapnas, tai matyt buvo kažkokia gal kita erdvė, bet aš kaip vaikas, aišku, nesupratau, viskas atrodė yra sapnai Mhm. ir kitaip negalėjome pavadinti. Tai aš grįžtu į tą pačią erdvę, šalia to Fenikso ir tada aš noriu su juo pilnumoj susijungti. O tu žinok, esi violetiniai erdvėj. Dabar kur matau. Tu įžengiai į violetinę erdvę, kaip tarsi būtų į violetinis miestas. Kažkokia tai Kaip, erdvė. ką reiškia ta violetinė spalva? Irgi susiję su transformacija, bet tas intuityvus žinojimas, intuityvumas, Mhm. aiškiaregiškumas susiję. Perdirbimas. Kažkaip irgi, visi feniksai, kaip mes suprantam, jie sugeba transformuoti. Bet ta violetinė spalva, sakau, aš matau jį kaip dabar kaip kokį energetinį violetinį miestą, tarsi. Kas violetinė, žinok. Kaip įdomu. Aišku, tai buvo, kiek jau senai. Mhm. Ta spalva tokia buvo, kokia turėjo būti. Jo, sakyk, klausk. Ar kažką dar iš kažkokią informaciją imta? Jo, aš kažkaip žiūriu, kad jis nori kažkokią tarsi aktyvaciją irgi padaryti tavo širdies čakroj. Tai aš jam leidžiu. Aplamai dabar aš matau, kad daug tavo tų feniksų atskrenda iš visų sluoksnių, iš visų dimensijų, kaip ir pas mane panašiai. Tas pats vyksta procesas. Ir susijungiat per visus kanalus. Aktyvacija kažkoks tai irgi prasiplėtimas. Labai labai dėkoju. Va, kiek prireikė metų išti tą patį. Bet visiems pat vienu metu. Jo. Visi turėjom galimybę dabar vienu metu pasižiūrėti. O kaip dabar čia taip gaunasi, vis tik tas Feniksas kažkuriuo metu apsireiškia? Gal jie, aišku, mes būna, gal jie jau senai mums apsireiškia, gal mes neprisimename. Matai, jie nori apsireikšti, Jėzus bargeklė, kaip kabin. Jie stengiasi kažkaip tais, bet kaip iki manęs nemažai laiko praėjo, kol aš juos tikrai pajutau, ne? Tai vaikas irgi, jam pasirodė sapnas, ne? Ne, jam jis nebuvo užmigęs. Ne, čia tau kaip tu vaikas, kaip buvai. Tau pasirodė kaip sapnas. Sapnas, taip, aš buvau užmigusi. Kažkaip to žinojimo, gal kažkaip tarsi ir yra žinojimas, yra informacija, bet tu jos kaip suvoki, bet nesuvoki, žinai. Bet tuo pačiu tai yra taip ryšku, kad per visą gyvenimą tu jį prisimeni tą sapną, nes būna kiek daug tų visokių kelionių, ne, kur jeigu neužsirašai ir išblanksta atminty labai labai greitai. O čia va taip ryšku, kad tu tiesiog visada prisimeni. Jo, nes čia norėjo kažkaip, nes tas sapnas buvo daugiau nei sapnas, dėl to tai ir prisiminė tą būseną. Vat labai labai įdomu, tarsi tas Feniksas lauktų, kada aš pribręsiu, ar ten
turėsiu galimybę kažkaip išsiaiškinti, ką jis norėjo man pasakyti, ar ne. Mhm. Būtų taip ryšku ir neišliktų atminty, tai aš neaišku, kada ir prieičiau. Mhm. Aišku, man čia labai ilgai užtruko. Kas atsitiko? Nesakau, vis tiek sakau, aš čia labai ilgai, kol išsiaiškinau dabar, Jo. bet, kaip sakant, svarbu. Dabar toks laikas, žinau, kažkaip vat vyksta tas prabudimas, ane? Ir tie žmonės, kurie dirba su savim, kur ta energija dar tokia, žinai, išlaikoma tokių aukštesnių dažnių kažkaip. Dabar tas laikas, kai tie feniksai kažkaip vat ir bando komunikuoti. Nesvarbu, kad tu, tarkim, susapnavai ten ir tik dabar, bet tu dabar pagalvojai. Ir čia yra jau tas ženklas, kad, laikas tai informacijai atsivert, žinai. Ir dabar iš tikrųjų man rodo, kad labai daug feniksų sukils. Ne vien tik tau man, bet aplamai kažkaip tie, kurie dirba, žinai, kurie palaiko tą savo energetinę švarą. Pavyzdžiui, kad ir vaikai, jie kažkaip, labai daug kam jie pasireikšti gali. Jeigu tu tik būsi atviras, ane, kažkaip matau. Ir kažkokia labai stipri transformacija vyksta jau dabar. Geras, labai Mhm. fainiai. Visada atrodė tas feniksas kaip ta magiška, stebuklinga būtybė, kuri yra tarsi stebuklinga būtybė, kaip kokie drakonai, Mhm. atskira būtybė, nepriklausoma, kur burtininkai vat su jais dirba, ir burtininkų kaip simbolis, gal netgi koksai paukštis. Ir taip neatrodė, kad tai yra tavo paties dalis. Mhm. Niekaip nebūčiau pagalvojus. Aš Jo, jo, jo. geriausiu atveju būčiau pagalvojusi, kad totemas. Mhm. Tai įsivaizduoji, kokia tu magiška saulė esi. Kokie mes magiški iš tikrųjų. Jeigu tik mes pažadinam tos feniksus viduj. Atrodo, žinai, pukšt, nušokinėjo dar kažkokios ribos nukrito, subyrėjo. Taip. Atrodo, vis iki kažkokios informacijos prieini, bet vis tik yra ta kažkokia riba. Tu jau dar tą ribą. Ir va taip jį vis atsiveria, tu tą savo tą daugiamatiškumą vis plačiau ir plačiau pradedi suvokti. Mhm. Vau. Ir suvokti, kad mes iš tikrųjų esam viskas. Viskas mes esam. Visa visata. Jo. Dauguma žmonių tik tais galvoja tik apie fizinį kūną. Mhm. Pagalvoji iš tokio dieviškumo, iš tokio masto, į tokį mastelį susispausti ir tik galvoti, kad tu esi tik toks ir tik turi tik šį gyvenimą. Jo, čia iš tikrųjų, vau, kiek ribų tokiems yra uždėta. Vau, sluoksniai, žinok. Bele kaip ten užspausti tokie žmonės. Gerai. Bet čia jų tokia turbūt gal evoliucija, tokia sielos, nežinau. Gerai. O dabar, tarkim, vat mūsų šeimos nariai, tavo, mano, artimieji, ar jie turėtų patys irgi dabar sulaukti savo feniksų, ar tai pamatyti, ar tai susapnuoti, ar tai išjausti? Jo, kiekvienam asmeniškai. Čia gal Net net yra laikas kiekvienam savas skirtas, taip, ar ne? taip, Saulė. Na, fainai. Ką aš dėkoju tada visiems feniksams, dėkoju savo dalims, labai dėkoju tau
ir dėkoju. Aš nežinau, kaip mums čia taip susidėjo visiem trim Mhm. ši tema, kaip mes, ane, susiskambinom. Vau, tas pats. Jo. Labai gerai, taip reikėjo vadinas. Taip ir turėjo būti. Ar dar Mhm. kažką nori iš Feniksų temos ištransliuoti, arba atsijungiam nuo šito klausimo? Kad kažkaip daugiau neina informacijos šiuo momentu apie Feniksus. Nu, manau, kad čia pakankamai daug jau ir taip nunešė stogą. Jo, čia daug, jo. Gerai, gerai, tada stabdau.